Lietuvai didinant investicijas į krašto apsaugą ir plečiant karinę infrastruktūrą, Rusijos propaganda vis dažniau skleidžia naratyvą, esą šie sprendimai rodo Lietuvos pasirengimą konfliktui ar net puolamiesiems veiksmams. Tačiau, ar tai atspindi realybę, o gal tai dar vienas bandymas sėti abejones, klaidinti visuomenę ir diskredituoti šalies pastangas stiprinti savo saugumą? Kodėl Lietuvai reikalingi nauji kariniai poligonai? Kokią reikšmę turi augančios investicijos į gynybą ir kuo iš tiesų skiriasi pasirengimas apginti savo valstybę nuo pasirengimo pulti kitus? Apie tai kalbamės su karybos ekspertu, Lietuvos kariuomenės atsargos majoru Dariumi Antanaičiu. Rusija nuo seno, dar prieš tai ir Sovietų sąjunga, nuolat remdavo visokius pacifistinius judėjimus, su tikslu, kad tos valstybės nusiginkluotų ir tokiu būdu lengviau būtų užgrobti jas. Tai galima prisiminti įvairios būdus ir netgi demonstracijas, kai būdavo organizuojamas kitose šalyse. Tai be jokios abejonės, tai Rusija nenorėtų, kad aplinkiniai būtų gerai ginkluoti. Prisiminkim tą patį karą Ukrainoje, kai vienas iš tikslų Rusijos buvo vadinamas demilitarizavimas, tai yra sumažinimas kariuomenės, kad Rusija būtų lengviau padaryti invaziją. Taip pat ir dabartinėse pseudo dėrybose Rusija ir toliau reikalauja, kad Ukrainos kariuomenė būtų kuo mažesnė. Todėl tas pasakymas, kad kuo daugiau mes stengiamės apginti savo namus, tuo daugiau mes stengiamės pulti, yra absurdas. Nes visa ginkluotė ir kariuomenė yra skirta ne kariuomeniai, ne kariams, jinai skirta mums apsaugoti mūsų namus. Propaganda paveikia tik tai tada, kada jinai nuolat kartojama kelis kartus per dieną arba ir nuolat. Tai panašiai kaip ir reklama. Taip pat veikia ir propaganda. Jeigu tik tai vieną kartą pasakei, tai jinai ir išgaruoja. Kada tu daug kartų pasakai, tada galbūt kažkas tai užsikabina ir tada ir pradeda taip ir veikti. Todėl Rusija nuolat tai kartoja ir prisiminkim ir netgi, kada mes norėjome stoti į NATO, lygiai taip pat sakydavo, mums NATO nepadės, kam jūs to NATO ir panašiai. Tai Rusijos tikslai nepasikeitė, be jokios abejonės Rusija norėtų būti stipresnė ir galingesnė negu jos kaimynai tam, kad galėtų be problemų juos užgrobti. Vienas dažniausiai propagandoje minimų argumentų naujų karinių poligonų steigimas. Esą jų plėtra pasienio regionuose rodo agresyvius Lietuvos ketinimus. Tačiau ekspertas pabrėžia, kad poligonai pirmiausia yra skirti karių rengimui ir pratyboms. Jie leidžia Lietuvos kariuomenei ir NATO sąjungininkams tinkamai treniruotis bei būti pasirengusiems reaguoti į galimas grėsmes. Kariniai poligonai turi kelis tikslus. Tai pirmas tikslas be abejo tai treniruoti kariuomenę. Jeigu mes norime, kad mūsų valstybė būtų saugi, mes be abejo turime įvesti privalomą karo tarnybą visiems jaunuoliams. Ir tokiu būdu mes neturim laikyti jaunuolius tiesiog kareivinės, jie turi įgyti įgūdžius. Tam, kad įgyti įgūdžius, reikia turėti vietą ir infrastruktūrą, būtent taip ir yra. Kitas dalykas, mes visą laiką kalbam apie atgrasimą. Pavyzdžiui, jeigu Rusija šalia mūsų sienos vykdo pratybas ir prisiminkim vėlgi tą patį Sakartvelą, kai Rusija pradėjo kovinius veiksmus iš karto po mokymo. Karą Rusijai, kai irgi Rusija pradėjo po mokymų, tai yra pritraukę visą įrangą ir techniką prie sienos ir tada pradėjo invaziją. Tai lygiai tas pats ir pas mus galėtų būti. Tai tokiu būdu, jeigu Baltarusija ir Rusija pritraukia pseudo mokymams prie mūsų sienos savo kariuomenę, mes lygiai taip pat galim išstatyti iš anksto savo kariuomenę poligonuose, o ne dislokuoti žmonių sodybose, miesteliuose ir kaimuose. Ir tokiu būdu mes iš anksto galėsime gebėti užkardyti Rusijos kariuomenės ir Baltarusijos kariuomenės puolimą. Taigi, be poligono mes negalime turėti pilnavertės kariuomenės, mes negalime pilnaverčiai saugoti savo valstybės ir mes negalime apsaugoti savo šeimų nuo galimos invazijos. Tarp mūsų gyvena ne tik tai paprasti ir normalūs žmonės, kurie yra lojalūs savo valstybėje, tarp žmonės, kurie iš principo nekenčia mūsų valstybės, arba dar kitaip jie nekenčia mūsų ir nekenčia tai, ką mes sukūrėme savo rankomis ir savo protu. Todėl, jeigu mes pažiūrėsim Kapčiamiesčio poligono naratyvą, tai visų pirma, tenai labai nedidelis kiekis žmonių, kurių apskritai galėjo paliesti tas Kapčiamiesčio poligonas. Tačiau staiga atsirado žmonės, kuriems staiga pradėjo rūpėti miškai, staiga pradėjo rūpėti įvairūs paukščiai ir panašiai. Taigi, tai buvo klasikinė keistų žmonių reakcija. Labai panašiai buvo ir per pandemiją, kada viską, kas buvo daroma vardan žmonių, buvo paneigiama ir tada sukūrima alternatyvi tiesa. O kas yra alternatyvi tiesa? Tai yra realus melas.
Tie, kas garsiau rėkia, tas atrodo ir kaip ir tvarkingiau ir teisesnis. Ir paprastai būtent propaganda ir naudoja daug kartų kartuojama ir būtent tas isteriškas klyksmas, kad viskas blogai. Taip pat naudojama arba jie, arba mes, arba jeigu kažkas tačinai bus padaryta, tada pasaulio pabaiga. Tai be jokios abejonės žmonės, kurie, pavyzdžiui, specialiai neseka informacijos ir prieš jų nosį atsiranda tokie rėksniai, tai be abejo jie pasižiūri, kas atsitiko, nes kažkas tai keičiasi pas juos gyvenime ir be abejo jie natūraliai reaguoja kitaip. Todėl aš manau, kad žmonių reakcija yra natūrali, tačiau aš vis dėlto paraginčiau žiūrėti oficialius šaltinius ir rinktis informaciją būtent tik tai iš oficialių šaltinių. Viešojoje erdvėje dažnai painiojamos dvi skirtingos sąvokos - pasirengimas gynybai ir pasirengimas puolimui. Nors propaganda siekia sudaryti įspūdį, kad bet kokios investicijos į krašto apsaugą reiškia agresyvius ketinimus, realybėje gynybiniai pajėgumai yra skirti valstybės teritorijai, gyventojams ir kritiniai infrastruktūrai apsaugoti. Visų pirma, tai yra demokratinė valstybė, tai yra demokratinis valdymas, mūsų išrinktoji valdžia. Tai yra pats pagrindinis dalykas, kada tu nesistengi kaimynus užpulti, užgrobti, juos apjuodinti, bet tu tik tai gyniesi. Gynybos tikslams tu taip pat gali užpulti kaip prevencinį smūgį, tačiau pats svarbiausias dalykas tai yra demokratiškai išrinkta valstybė, demokratiškai išrinktas parlamentas arba Seimas ir be abejo tai yra visuomenė, kuri mąstanti, o nėra buka, kaip pavyzdžiui Rusijai ir užnuodyta televizija. Karybos eksperto Dariaus Antanaičio teigimu, vertinant tokio pobūdžio informaciją, svarbu remtis patikimais šaltiniais ir kritiškai vertinti skleidžiamus naratyvus, nes šalies saugumas priklauso ne tik nuo kariuomenės pasirengimo, bet ir nuo visuomenės gebėjimo atpažinti dezinformaciją bei suprasti tikruosius valstybės gynybos stiprinimo tikslus. Saugumas tai nėra kažkokia duotybė, saugumas yra jausmas, nes kada mes klausim žmogaus, kaip tu jautiesi, ar saugiai ar nesaugiai, tai jis ir pasako, aš jaučiuosi taip ar kitaip. Netgi žmogus, sėdėdamas visiškai izoliuotame bunkeryje, gali nesaugiai jaustis, kaip pavyzdžiui Putinas. Tuo metu žmonės, kurie gyvena Ukrainoje, gali jaustis saugiai, nors ir apšaudomi kartu. Tai visų pirma, aš noriu pasakyti, kad saugumą sukuriame mes patys, niekas net neš mums kibirą saugumo arba saugumo jausmą. Taigi, kaip mes jaučiame saugiai ar nesaugiai, priklauso tik tai nuo mūsų.